sutiktus ligoninės priimamajame. Sveiki, vyrai. Tai šūda čia sveiki, jeigu po ligoninę šliodinėjom. Pala, ne taip sakai, labą dieną, dabar tai jau sveiki, bet prieš tai buvom nesveiki, bet išgėrėm vaistų ir jau dabar sveiki. O sakykite, kuogi jūs skundėtės? Nu tai man labai skaudėjo pilvą, nugarą, galvą skaudėjo, koją, ranką abi. Ir tada... Buvai apšašęs kaip brisius? Taip. Ir nejutau jutimo organų visų. Tai ką, baisiausia, kad man pradėjau dvejintis. Boba sako, kad nuo gerimo. Koks ten gerimas? Aš tai galvoju, kad nuo darbelio. Labai sunkiai dirbu, tikrai sunkiai dirbu. Tų daug virš valandukų tenai. Ir viską. Kaip sako senūriai, kas per daug, tas nesveika. Tai va ir su nesveika bau. Bet, suprantat, išgėriau vaistų. Ir man praėjo mėgų. Nes seniau taigi bobą tą piktą matydavau, kad 2 bobas. O dabar jau viena, galiu visą dieną žiūrėti. Taip. Štai matote, kaip viskas yra paprasta, tiesiog išgeri tabletę ir ji tau padeda. Ar tiesa, kad mėlynės gerina regėjimą? Taip. Ypatingai tos, kurios yra po akimis. Juokauju. Tai yra visiškai netiesa. Mėlynės negerina regėjimo, regėjimą gerina vaistai, kurių galima nusipirkti vaistinėse. Tiesiog lyg niekur nieko nueiti į vaistinę ir nusipirkti vaistų? Taip, lyg niekur nieko nueiti ir nusipirkti. Nieko apie tai negirdėjau. Nes jūs turite ne tik tai regėjimo sutrikimą, bet ir klausos sutrikimą. Tada jums padės šitie vaistai, kuriuos reikia vartoti 5 kartus per dieną. O jų nusipirkti taipogi galima vaistinėje. Vaistinėse tai būtent nueini ir nusipirki vaistinėse. Štai matote, kaip paprasta yra pasirūpinti savo sveikata. Ir aš noriu pabrėžti, kad tai reikia daryti kaip įmanoma anksčiau. Kaip įmanoma anksčiau pirkti vaistus, kaip įmanoma anksčiau pradėti vartoti ir būtent pratinti organizmą prie vaistų. Nes jeigu tai bus daroma per vėlai, tuomet gali nepadėti vaistai. Tuomet reikės dar daugiau vaistų. Sakykite, o jeigu susiklosto tokia gyvenimiška situacija, kad tu geri vaistus, o jie tau nepadeda? Tada reikia kreiptis į gilią lietuvių liaudies išmintį. Dėl galimo vaistų vartojimo šalutinio poveikio būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Kreipkitės į mus ir mes tikrai jums padėsime ir rasime kitų vaistų, padėsiančių jums įveikti jūsų negalę. Tenka dažnai bendrauti ne su specialistais ir tenka išgirsti tokią nuomonę, kad jų galima gydytis ir liaudiškomis priemonėmis, žolelėmis, antpilais, pagaliau mankšta, sveikų gyvenimo būdų. Ką jūs manote apie tai? Ne, tai gydytis galima dar daugiau, kuo galima šlapimu ir taip toliau. Klausimas, ar tai padės? Nepadės? Ne, tai nepadės. O kas padės? Padėti gali, aš dar kartą panelę kartoju, kad padėti gali tik tai sertifikuoti, ratifikuoti vaistai. Jūs tik tai pasižiūrėkite, kas vyksta organizme. Jūs suprantate, kad, pavyzdžiui, suvartojus tabletę, čia tabletė nusileidžia, tarkim, jūs turite gastroezofaginį infliuksą. Tabletė nusileidus, vaistas pats suranda ligą, jisai ištraukia ją iš jūsų organizmų. O kas yra tie jūsų antpiliukai ir visi kitie dalykai? Jūs juos suvartojate ir, kaip ir sakiau, jie pasišalina kartu su šlapimu. O vaistas, jisai lieka organizme, jisai konservuoja organizmą savo gerosiom savybėm ir šalina iš tenai ligą. Štai koks nuostabus dalykas yra tabletė. 1 išgėriai, 2 pasveikai ir vėl gali sėsti prie savo mylimų kompiuterių. O jeigu kompiuteris nedirba? Čia dabar aš juokauju. Jeigu kompiuteris nedirba, nueinate į vaistinę ir nusiperkate dar daugiau vaistų. O ką jūs pasakytumėte tiems, kurie nevartoja vaistų ir nevartoja sąmoningai? Pirmiausia, jeigu žmogus nevartoja vaistų, tai apie kokį sąmoningumą mes čia kalbame? Todėl aš kreipiuosi į visus, kurie nevartoja. Pasitarkite su gydytoju ir vaistininku. Pradėkite vartoti vaistus.